ir turim sudaryti sąlygas monogamiškom šeimom. Ir būtent akademija daugiausiai remsis monogamiškom šeimom. Nors atleiskite tie, kurie esat skirtingų pažiūrų, aš puikiai suprantu, kad jūs irgi čia savo gyvenimą. Ar dar yra klausimų? Aš galvoju, kad nėra. Kaip? Kad yra vaikus Kažkada galvoju net ir, kad vyras yra ekspekojalis vienas. Jie manydavo, Platonas rašė, kad vyras yra išsigimęs, yra susirgęs žmogus. Buvo kažkada, tai daug kas man manyti, kad ir moteris yra išsigimus, yra nesilpna, tai toliau. Daug žmonių mano, kad kažkas tai yra jau negerai. Vėl mes priklausome, jeigu visi tokie vaikai gimtų, tai mums normalu, bet kadangi su spec tokiais poreikiais, ar jie yra autistai, yra Aspergers, ar jie pastoviai turi judėti, arba iš viso flegmatikai, arba labai gabus, bet jie turi įsinerti savo tą kūrybą. Kaip jau būtų, bet mes bijom to skirtingumo. O kaip tik aš sakau, skirtingumas yra įdomu. Aš anksčiau irgi, kai dar brendo, man sunku būtų matyti tos skirtumus. Ir kai tu pradedi tobulėti ir mąstyti ir bręsti, tu pradedi suvokti, kad yra labai didelis toksai džiaugsmas matyti kitus pasireiškiant kitaip. Kad gerai matyti vaiką, kuris toks, koks jis yra, ne toks, kokį aš noriu jį matyti. Ir taip toliau, tai tas spec poreikiai yra priklausomai vėl nuo terminologijos, kaip mes jūs vadinsime. Visi mes esam spec. Visi. Ypatingi. Tai Ilja, mano berniukas, rašė savo išvadose filosofinėse, kad be vieno mūsų, kaip ir be vienos detalės, bet kokios cheminės ar fizinės, jeigu jau yra sukurta, tai sugriūtų visą tai, jeigu mes neegzistuotume. Tai vadinasi, kažkokia egzistencija tęsis. Tai mes taip esam svarbus, kiekviena detalė, kiekvienas iš mūsų. Taip yra ypatingi, jeigu kiekvienas suvoktų, kokie mes esame svarbus, kaip mes tas berniukas, jis eina, jis taip svarbus. Bet koks, jūs visi mes, visi, esam taip svarbus, kad atrodo, pagal Ilją, kad egzistuoti visada negalėtų be jūsų. Tai mes visi ypatingi. Aš apie mąstymą norėjau paklausti. Ar gali būti per daug mąstymų? Galite pakartoti garsiau? Aš apie mąstymą norėjau, kad jūs galėtume pakalbėti. Ar gali būti per daug tokio dalyko kaip mąstymas? Kartais mąstymas nuvargina, su kažkuo bendrauja, toliau savo mąstai. Ką jūs apie tai galėtume pasakyti? Mąstymas, kaip sakant, kaip mano pažįstamas Horovitz, kuris yra didelis autoris, 10 tomų parašęs apie biomediciną ir kaip išnaudoja valstybės mus, kaip nuodija, ir jisai pakvietė į savo bendruomenę į Havajus, nes mes irgi norėjom kurti savo bendruomenę. Taip įdomu, jisai žinoma daktaras, jisai išskaičiavo, viską išskaičiavo, mąstė ir persimastė. Jisai nusprendė, kad vienoje vietoje ten, kur deganti lava, prie pat lavos yra geriausia vieta bendruomenė įkurti. Jis pakvietė, o aš kaip 5 vaikus turėtų pagalvoju, ar čia tikrai geras išmąstymas. Tai mes kartais galime mąstyti ir išmąstyti ir permąstyti ir nusivažiuoti, pavyzdžiui, kaip Čerkovskis. Aš prisimenu kažkada, kai buvau paauglė, pamačiau jo dokumentiką, kaip vaikai gimsta po vandeniu ir po to vėliau pati pasigimdžiau visus vaikus vieną namuose po vandeniu 5. Bet
Jis nusivažiavęs, po to ėjo, paėmė geras ir toliau norėjo kurti. Taip, mąstė ir ką jis padarė, po to pririšo kūdikis prie lentučių ir tiesiog juos išnaudojo, kankino, kai jie neturėjo teisės neplaukti. Jie neturėjo teisės neplaukti, jie turėjo plaukti ir skęsti. Ir išskendimo turėjo išplaukti į viršų, ten jis buvo kankinimas vaikų, bet jisai taip išmąstė iki tokio lygio, kad gavosi sutrikimas. Tai žinoma, yra daug pavyzdžių, kur mes mąstom ir jeigu nėra kažkokios gamtos, kažkokio atosvario, kažkokio pabendravimo kritikos ar kažkokio tai atoslūgio, gali tai pasidaryti truputį patologiškai. Aš mačiau tokių žmonių. Aš matau, balansas yra labai gerai. Bet kiek kam reikia to mąstymo? Kitas išgyvena labai puikiai mąstydamas 20 valandų per dieną. Ir jam viskas tvarkojo, kitam tik tai 2 minutės pamąstai, kaip Amerikoje. Tenais aš paklausiu vieną filosofinį klausimą, jau migrena pasidaro žmonėm. Geras klausimas. Aš matau, kad mąstant pagal organizmą. Jeigu yra laimė, šviesumas, įdomumas ir visiems suteikia tai įdomybę, kažkokia tai didelį pasitenkinimą ir kažkokia tai rezultatai yra, kažką tai išmąstote, tai puiku, mąstykite ir dieną ir naktį. Aš nemanau, kad tai blogai. Bet kada mąstymas vyksta, meditacija, mano viena pažįstama, su kuria aš dirbau, konsultavau, jos vyras, labai buvo didelis mąstytojas, jis buvo autoris. Jis pradėjo medituoti ilgiau. Ir dabar jis jau turi vieną žmoną, antrą, trečią, o trečią žmoną turi kūdikį, o jis medituoja. Jis gimdo, jisai medituoja. Vaikas gimė, jisai medituoja. Jisai premeditavo visus metus. Jis nematė to vaiko. Jie po to išsiskyrė. Tai kas dvasingesnis? Tas, kuris meditavo, ar ta mama, kuri gimdė ir prižiūrėjo tą vaiką? Tai taip, meditavimas, mąstymas, galvojimas, čia vis ta pati sritis, aš pridedu tą prie to. Aš manau, mąstymas turi būti tas, kuris gali atnešti gerovę kitiem, kažkokią tai pagalbą. Jeigu mes galime mąstyti ir nieko nesugalvoti, išeities jokios, tai vadinasi, gal nepakankamai tikslių žmonių, kartais mąstymas vyksta tarp tam tikrų žmonių, patys geriausi išradėjai. Dirba ne savo ofisuose, tenais multimilijonieriuose, visose dangoraižiuose, o jie kavinėse. Atsisėda va šitai, geria, diskutuoja, kalbasi ir gimsta idėjas. Gimsta idėjas kavinėse, restoranuose, ne ofisuose. Tai vadinasi, kažkas tai, jeigu mąstymas vyksta, o žmogus neturi kažkokio tai atgarsio, kažkokio, turi surasti žmogus, kitą žmogų, kad galėtų, kaip sakant, mesti tą smegenų kamaliuką, ir gaunasi ryšys. Mes daugiau galim sukurti būtent šitaip, o ne vieni. Bet tas irgi labai prasminga. Pačios geriausios idėjas ir buvo pasidalinime. Aš pasidalinu, aš kažką pasakau, tu pasakai, vien tik tas paskutinis žodis pagimdė man naują idėją. Mes taip darom išradimus ir mokam vaikus, kaip išrasti. Ir kūryba, tiek poezijoje, tiek filosofijoje, tiek muzikoje, tiek šokime, tiek teatre, tiek inžinerijoje, tiek kompiuteriuose. Viskas yra bendro mąstymas, tai tinklas. O jeigu sutinkate žmogus, su kuriuo galite permąstyti, išmąstyti, ir tinkamas tas magnetizmas, kaip sakant, smegenų, tai čia bus stebuklai. Ir tada labai puiku. Galite mąstyti nemiegodami, tik žmonės faktiškai nemiega. Jiem labai mažai reikia miegoti. Bet kitiem, kurie negali gyventi be mąstymo, tad būtų gerai, kad kažkas tai būtų kažkokia tai vertė iš to. Gal čia ne visai tema, bet situacija tokia, vaikas į religiją. Ar vesti vaiką, pavyzdžiui, tie visi krikščioniški dalykai, ko mes mokom vaikus. Nevok, neskriaus, bet savo dėmesio. Ir vaikas, kažkaip aš galvoju, kad tikintis žmogus viso to gauna bažnyčiai. Vaiką vesti eiti ar ne. Jis turi savo nuomonę. Ir ar tokiu atveju leisti jam pačiam pasirinkti, ar daryti kažkokią įtaką. Vat norėčiau iš šio klausimą.
Taip. Labai ačiū. Aš labai atsiprašau, kad mano pasisakymas gali žaisti tą temą, nes čia visų pirma noriu pasakyti, kur mes gyvename. Mes gyvename ten, kur ateina visos bažnyčios pas mus. Tiesiog visos bažnyčios po 100, po 200, po 300 žmonių ateina. Ateina sesutės, ateina vienuoliai. Tai mes labai turim gerų draugų iš visų religijų. Ir kalbamės giliai visomis temomis. Tai aš pasakysiu, kad mano sekantis tas atsakymas nebus nieko prieš to, kad yra puikių žmonių visur. Puikių sesučių, kunigų, puikių budistų, visose sferose. Bet aš vis tiek norėčiau pasakyti savo nuomonę, kad dvasingumas yra ta vieta, tai kaip mąstymas. Jis turi būti iki išgyvenimo, jis turi eiti natūraliai, jis turi būti, negali būti spaudžiamas, jis vaikas turi matyti Dievą. Kaip jis gali matyti Dievą kažkur tai? Dievybė daugiau pasimato, kad kažkas padeda kažkam. Jeigu taip, gilintis į raštus, tai Jėzus ir pasakė, jeigu jūs matysite, jeigu padėsite jiems, tai turėjo pasakyti, kad Dievas kas yra sukurta, jeigu jūs padedat vienas kitam, tai ir padedate Dievui ar Dievui. Čia vien iš to rašto, jeigu jūs kalbate apie Bibliją. Bet iš esmės, tas dvasingumas yra labai svarbi vieta. Yra vienintelė vieta, kuri liko, kur žmogus viską praradęs. Jis nori reikšmės. Jis nori kažkokį, kad bus toliau kažkas. Jam tai yra labai reikalinga. Neduoti žmogui vilties, kaip Ilija sako. Tai viltis, Ilija sako, yra, gali būti ir fantazija, bet jam reikalinga viltis. Jūs galite nuvesti į bažnyčią, bet jeigu jis mato, kad jis nenori visiškai, tai ne ta vieta, jis jaučiasi, kad niekas jo nemyli tenais, o jums tik tai vieta. Jeigu jūs pasipeltate, jam nereikia tą daryti. Nes daugiausiai bažnyčiose, visose, kuriuose aš buvau ir dalyvavau, ir nėra to, kas turėtų būti. Tai turi būti ypatinga meilė. Ir daugiau mylėti, negu kad skaityti tą kažkokią tai knygą. Jie turi pastebėti tą moterį, kuris visiškai niekas. Jie su vaikais ten ateina, aš prisimenu vieną tokią bažnyčią, jinai turėjo 8 vaikus, viena buvo, jinai sėdi vieną kartą, antrą. Aš klausiu, o kodėl jie krepšelį pinigų visi pereina ir perduoda vienas kitam? Kodėl? Jums ką nors daro? Sako, ne. Nedavė jų niekas ir niekas jos neparėmė. Jos vienas vaikutis turėjo tokį žarnos problemą, turėjo tą maišelį. Nežinau, kur eiti, taip norėjau kažką gero, kad vesti tuos vaikus. Niekas jai nepadėjo. Aš atsimenu, kai vien pirmą kartą aš atvedžiau savo vaikus į bažnyčią. Reikėjo pasižiūrėti man. Čia vienas iš tokių dalykų, kad kadangi yra toksai pasaulis, čia kaip muziejus. Reikia būtinai nueiti. Tai atneša krepšelį, visi pinigus tos deda, o mano 6-metis Žonliu paima pinigus iš krepšelį ir įsidėjo kišenį. Jam taip pasidarė logiška. Žodžiu, dvasingumas yra labai nuostabų dalykas, reikia jį vystyti. Bet reikia vystyti taip švelniai. Nereikia spausti, reikia žmogui pačiam pajusti, kur jis nori eiti. Ir specialiai tenai supažindinti su kitom religijom, tik tai, kad jis bus išmintingesnis, nereikia. Viskas turi būti daug natūraliau. Aš manau, kad nereikia. Jisai pats norėsis domėsis, paauglys viską pats nori padaryti. Jis visas religijas gali išmokti per mėnesį. Jis išjaus, kodėl ateina, kodėl aš akelę nutapus yra paveikslą apie sesutę. Ir tas paveikslas, aš atsinešiau tarp kitko keletą reprodukcijų. Į kas norės, galės pavarčyti. Artūrai, tu manai, kad gali kas nors ten pavartyti tas knygutės ir reprodukcijas.
Ir tenais yra sesutė. Ir kai jūs pamatysite tą paveikslą, tas paveikslas tai reiškia, tas durys, jinai jau nusprendė pasilikti. Čia jos misija. Šitas ilgai kalbėjome su jomis, kodėl jos pasirinko tą gyvenimą. Ir vis dėlto jos pasirinko gyvenimą. Be to, kad buvo dvasingas gyvenimas ir jos norėjo tarnauti Dievui, buvo tas, kad ten buvo bendruomenė. Jos pasakė, bet bendruomenės jos ten nebūtų. Neįmanoma. Draugystė, parama, o jie dažnai iš savo šeimų gavo. Ir daug kas būna vienuolynuose dėl to, kad noras sugrįžti tą tyrumą. Noras būti tenais, priklausyti tenais, priklausyti. Ir aš pasakysiu, daug laimingų tokių žmonių mačiau. Ir jie laimingi. Žodžiu, dvasingumas, mes turim kiekvieną savo kelią surasti. Jeigu vaikas nori neapsivesti niekada, nesusituokti, neturėtų vaikų ir tvarkoja. Tai yra tokia misija, nereikia spausti. Jeigu žmogus nori būti vienuolis, tegu jisai būna vienuolis. Bet jūs visą laiką kaip mama, jūs galite pasakyti savo nuomonę. Pasakyti, žinai, man nepatinka tavo vaikinas ar ką nors, suprantu. Man nepatinka ta idėja, kad tu nori tatuiruoti pasidaryti. Žodžiu, aš visą laiką manau, kad reikia pasakyti savo nuomonę, bet kažkokiu tai būdu, kad neįžeisti ir kad jūs sudarytumėt savo nuomonę, bet leistumėt jam padaryti savo. Dabar neprisimenu tik tai, kada jinai jau tapo ir jinai perėjo tą fazę, kur jinai vadinasi tą tokia ramybės tikėjimo fazę. Tikėjimo, ne tas tikėjimas, kad tu jau, kai stebuklai vyksta, kai viską tu matai, reikia, tai iš tos esmės taip ir nėra taip ir įdomu, dėl to, kad viskas vyksta, o kada nieko nevyksta, tas ypatingas tobulėjimas prasideda. Kada niekas nevyksta, stebuklų nevyksta, nieko nevėra, niekas nepadeda, nieko tu nematai. Ir būtent perėjo tokią fazę, kur nieko nevyko, tik tai, kada jau nupiešė stebuklai pačiame paveiksle, arba poezijoje lieka. Pėdsakai. Bet tie pėdsakai yra fenomenalūs, jinai daro peizažus sielos, atpažįsta žmogų, nupiešė tokius elementus, tik tai, kad jie žino, ką jie darė vaikystėje. Tai žodžiu, jinai perteikė tą per dailę, tą poeziją, aš turiu dar pilną neišredaguoti, čia viena iš jos knygų, jinai išleidusi 11 metų knygą ir ją, Artūrai, ar tu gali knygutės irgi perduoti? Jūs dabar pamatysite, čia yra viena knygutė, Artūrai, gali iškelti vieną sekundėlį. Šitą yra jos pirmoji knyga, kai jie buvo 6 metai. Jisai parašęs virš maždaug 30-40. Jeigu mes sutarpinsim vieną rusišką tomą, tai bus gal tiek. Ir jisai labai daug turi kosmologijos. Tačiau jo pirmoji knygutė, kuri išėjo su pirmaisiais paveiksliukais, tenais buvo tik iš jam 6 metukų, jisai pats sudarė visą dizainą. Jisai paruošė tą knygą, atlaisvino 3 žmonės, kurie dirbo neteisingai jam. O šitą knygutę, kai Jakeniai buvo 11 metų, jos šitą darbų nuo 7 iki 11 metų, nors net ir 1000 darbų, kurie yra po 11 metų, kur jie reikia dar išredaguoti. Ir tenais yra tęsiama kosminė ideologija, pasaulyje žiūra, įdomus faktai apie ateitį. Ir žinoma, vieni iš mano įdomiausių dalykų jos pokalbė, kai jinai buvo mažytė, jinai viską žinoma užmiršusi. Tada aš viską tą prisimenu, ką jinai sakė. Ir būtent mano nuomonė, toks jausmas yra, kad vaikai, daug vaikų gali pajusti daug, mes negirdim jų, nėra, mes manom, kad jie fantazuoja, kad aš kažkokias pasakas pasako. Nu, žinoma, gali ir taip.
Gal ir taip, gal čia ir pasakos, gal čia ir fantazija. Bet jeigu tai yra teisybė, tada iš tikrųjų mes turim viską ten. Ir dabar turim. Ir visą laiką turėjom. Ir atėjom čia būtent tiem patyrimam, kuriuos dabar turim. Nes tenais, kaip sakant, nėra skausmo pagal okeaną ir nėra to, ką mes dabar išgyvenam. Bet būtent dėl to mes ir atėjom. Aš nepasakyčiau, kad tai kažkokia tai mazochistinė visata. Aš pasakyčiau, kad tai yra labai išmintinga visata. Ir mes pagal okeaną ir pagal jos dėsnis, tos kosmologinis, nes jie rašo labai panašiai, bet iš visiškai kitų pusių. Traktuoja visai skirtingus, maždaug panašius dalykus, bet skirtingus kartais, bet ir jie daugiau detalių rašo toje sferoje. Bet atrodo, kad mano požiūriu, kad yra amžinybė ir mes esam kūrėjai šito viso, kas yra, bet šita visata yra self-adjusting, kaip self-correcting. Pati reguliuojanti. Viskas, kas įvyksta, sakysim, net ir dabar, bet ką aš pagalvoju, jūs jau reguliuojate ir viskas pasikeičia. Žodžiu, nėra tai, kad aš sugalvoju, užsimanau kažką, tai aš dabar ateisiu, pasižiūrėsiu jūs ir jūs būtent taip. Ne, jau reguliuojasi viskas. Kiekvienas elementas, tiek mikrokosmose, tiek makrokosmose, viskas, kaip sakant, stebima, viskas žiūrima, viskas yra self-aware. Prašau, aš dabar verčiu, dėl to, aš nebijau pasakyti ne tą žodį. Žinanti, suprantanti, suvokianti, pažįstanti visata, kurioje esame mes. Tai vadinasi kažkokia tai prasme, pasakyčiau, kad mes viską ten turim, pasirodo. Tai kai žmonės nori lėkti, kuo greičiau tenais, aš pagalvoju, jeigu mes tikrai turime ten viską, kodėl mums reikia ten, mes su vyru labai dažnai juokaujame. Ir kartais, kai yra labai bloga diena, viskas, visos krizės, visi kataklizmai pas mus vyksta, kaip jūs žinote, visą laiką vyks, kai